šitas turnyras bus dar įdomesnis negu praeitį buvo, nors praeitį labai įdomus buvo ir tikrai tai parodė žmonių susirinkusią minę, kuri buvo kaip žiūrovai susirinkę, to pačiu sportininkų meistriškumas ringe. Šis turnyras taip pat bus labai įdomus, nes suvažiuoja labai nemažai stiprių sportininkų, kurie parodys tikrai gražias kovas. Niekada nesakau viso gero, dažnai mėgstu sakyti iki pasimatymo. Tai sugrįžimas gali būti, gal, matysim. Nieko nesakau, sakau tik iki pasimatymo. Lietuviai iš tikrųjų techniškai ir fiziškai yra pasiruošę laimėti. Tik aišku, kaip kartais būna fortūnai, viena arba į kitą pusę nusisuka. Matysim viskas, kas bus ringe, bet aš tiek tikiu ir Sakalausku, tiek ir Maslobojevo sportiškų meistriškumų, kurie gali savo įrodyti pranašumą. Šiaip tai intriguojanti kova, nes vien tik todėl, kad tai neįvyko ir kaip iš išorės išgirsti sportininkų ir jų sporto mėgėjų pokalbius, tai visi skirtingai kalba. Tie galvoja, kad gali laimėti Maslobojevas, tie vieni kalba, kad Sakalauskas. Todėl kuo toliau, tuo didesnį intrigą įneša. Tik įdomu, tuomet 2,12 m sportininko taip pat sugebėjimai, kaip jisai parodė savo pranašumą ūgiu ir svoriu, kad galėtų nugalėti mūsiškius, bet kažkaip vis tiek tikiu, kad mūsiškiai laimės. Dažnai sugrįžtantys sportininkai parodo dar savo fizinę jėgą ir savo valią, kad jie gali laimėti. Tai kažkaip tikiu, kad Tadeušas gali dar parodyti savo meistriškumą ir turėtų laimėti. Man taip atrodo, čia mano asmeninė nuomonė. Petrą geriau pažįstu negu jo priešininką, tai linkęs būčiau manyti, kad tikrai kova pirmiausia bus įdomi, parodyta bus daug techniškų veiksmų. Turiu tokį, kaip pasakyti, tokį nuojautą, kad Petras turėtų laimėti. Kokių veiksmų neatsakysiu, bet jaučiu, kad laimės. Egidijus taip yra universalus kovotojas ir pas jį yra tiek rankų, tiek kojų smūgiai stiprus, parteryje taip pat yra stiprus. Tai tikiu, kad priešininko ūgis ir svoris nedarys jam didelės įtakos jo pergaliai. Šiaip su prognozėm reikia labai atsargiai, nes šis sporto šaka yra tikrai kai kuriuose vietose neprognozuojama. Kaune iš tikrųjų, kad jaunimas yra sportiškas, tai jau yra ne vieną kartą įrodyta. Tik šiai dienai susidurėme su patalpų problemomis, susidurėme su jų nuomos didelėm kainom ir tiek treneriai, tiek pedagogai neturi lėšų iš savęs, kad galėtų skirti įrengimų iš šių patalpų. Norinčių sportuoti yra daug, tik tais šitoje vietoje yra problematika. Aš tikiu, kad laiko einant tai išsispręs. Sporto klube Naglis sportuoja jaunimas ir suaugusiai, bet prioritetai yra jaunimui iš socialiai remtinų šeimų, kurie gali ateiti, treniruotis, nes tikriausiai visiems aktualus, sveikas, intelektualus, emociškai subrendęs žmogus, kuris galėtų siekti gyvenime savo tikslų ir viso šito mes mokinam savo sporto klube. Nesakau viso gero, sakau iki pasimatymo.